Antradienį Atgimimo mokyklos sporto salėje 8 komandos iš 4 Druskininkų savivaldybės mokyklų rungėsi golfo varžybose. Šios Lietuvos golfo federacijos inicijuotos atrankinės regioninės varžybos Druskininkuose organizuotos pirmą kartą. Kaip sakė Lietuvos golfo federacijos prezidentas Rolandas Dovidaitis, pagrindinis federacijos tikslas yra vykdyti golfo plėtros programą ir golfą įtraukti į bendrojo lavinimo mokyklų programą kaip pasirinktiną sporto šaką. Tikslas yra pirmas, tai supažindinti pirmiausia su ta sporto šaka nauja, to labiau jinai olimpinė jau sporto šaka ir kad kuo daugiau susipažintų, kad mes turėtume palaimą, kad mums būtų daug paprasčiau, kad mus pripažintų plėtotės ir vadinkim tas centras, kad mūsų metodika, nufilmuota pamoka, visas mūsų tas indėlis, kurį daro jau 3 metai golfo federacija, būtų įteisinta. Atgimimo, Leipalingio, Viečiūnų ir Saulės mokyklų moksleiviai savo taiklumą išbandė specialia mokomąja golfo įranga, kuri pagaminta atsižvelgiant į profesionalaus golfo inventoriaus savybės ir pritaikyta žaisti tiek uždarose, tiek ir atvirose erdvėse. Geriausiai valdyti kamuoliuką sekėsi Atgimimo mokyklos komandai, kuri iškovojo 1. ir 3. vietas, ir Leipalingio mokyklai užėmusiai 2. vietą. Šios 3 komandos kovo 4 dieną Kauno sporto halėje dalyvaus Lietuvos moksleivių žiemos golfo čempionate ir susirungs su visos Lietuvos moksleivių komandomis.